Kelyje Vilnius Molėtai Vilniečio Milvydo Juškausko automobilį su švyturėliais pasiveja policijos pareigūnai. Vairuotojas persekiojamas, nes neva nestojo stabdomas patrulių. Labą dieną. Milvydas Juškauskas paduoda pareigūnui savo vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus. Pastarasis vairuotoją pakviečia prie savo automobilio. Važiuokite automobilį. Ar tai, kad net per šaltį pasidar? Aš čia būsiu. Aš čia būsiu. Aš čia būsiu. Ką aš ten veiksiu? Pareigūnas pakviečia, tačiau vairuotojas atsisako kvietimo. Patruliai automobilyje atrodo tarėsi, ką daryti. Vilniečio dokumentus jie turi ir gali surašyti protokolą. Tačiau atrodo, kad jiems iškyla papildomų klausimų. Galų gale prie vairuotojo ryžtasi prieiti žemesnio rango pareigūnas. Dėl ko įrašysit? Kadangi nepakluso teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų sustoti. Ir kurgi nepaklusau, pasakykit. Prie Molėtų 58 km. Tai gal ATPK 256 straipsnių įrodymus turit kokias nors? Tai pateiksim, parašysim tarnybinis pranešimas. Tai tarnybinis pranešimas ATPK 256 nenurodytas toks dalykas. Tai, kiti dokumentai, bet tai net... Palaukit, ką jūs fantazuojate apie reikalavimo nevykdymą? Kaip jūs davėte reikalavimą, paaiškinkit? Krivulė išvydas iš automobilio. O krivulė kas per daiktas toks yra? Yra instrukcijai numatyta toksai stabdymui naudojimas. Kas per daiktas? Gal skritulis su šviesą atspindinčiu elementu? Taip. Tai krivulė taip pat kreivas būdavo, kur burtininkai užsiminėdavo. Ką jūs čia dabar būrėt ką nors ant kelio? Ir čia man norit protokolą rašyti? Taip. Kas tai, būrėt? Nebūrim protokolą. Tai kam jūs rašėt protokolą, jeigu raudoną švyturėlį, kai važiavo, daviau kelią? Daviau kelią, aplenkėt patys. Pareigūnas nueina, matyt tiesiog pritrūko žodžių. Vėl ilgos laukimo minutės, kol patrulis vėl sugrįžta, tik šį kartą jau surašęs protokolą. Jūs dar man sustabdymo priežasties nepasakėt? Kolega pasakė. Tai kolega, jūs girdėjot, ką man sakė? Kaip jūs girdėjot, ką jūsų kolega man sakė? Aš tai girdėjau, bet tai turėjo kolega pagal viską bus. Tai ar turėjo, ar paaiškino? Aš nežinau. Tai nežinau, tai kam sakot, kad kolega pasakė? Taigi aš sustosiu. Atneškit čia. Ir vėl viskas iš pradžių. Pareigūnai žūtbūt nori prisikviesti vairuotojų savo automobilį, bet ir vėl grįžta nieko nepešia. Begalinė karuselė ir laiko gaišinimas tęsiasi. Dar kartą policininkai ateina pasiaiškinti su vairuotoju. Protokolas pažįstat, pasirašot, paaiškinimą, rašysit, nerašysit. Čia tokia nuosaka, sakot, kad nesupratau, ar čia nurodymas, ar klausit? Aš jūsų klausiu. Klausit? Ar nori susipažinti? Taip. Ar pasirašysit, ar paaiškinimą parašysit? Tai paskaitysiu, matysiu, ką čia prifantazavot. Šau pasakyti. Vairavo automobilį. Ar klausyti jūs, ar pačiam skaityti? Aš skaityti pats. Tai kaip skaityti dabar? Kas jūs nematot? Nematau, reikia normaliai laikyti. Milvydas Juškauskas įdėmiai perskaito protokolą. Pažeidimo esmė – nepaklusimas teisėtam pareigūno reikalavimui sustabdyti mašiną. Vairuotojas paprašo, kad patrulis pabrauktų po tekstu, kad nebūtų galima daugiau nieko prirašyti. Pareigūnas tą padaro, tačiau dar po kelių Vilniečio klausimų jam atrodo trūksta kantrybė. Gerai, vairuotojas, sakau, rašykit arba rašykit. Ko jūs neraminatės? Aš čia galiu 3 valandas savo teisės ginti. Ko jūs čia dabar taip rūtinatės? Taigi ATPK man nustato tą teisę, ne jums. Ta nustato teisę atimt man ar netimt, skubint man ar neskubint. PK 272, administracinė atsakomybė traukiamas asmuo turi teisę duoti paaiškinimus. Tai aš duočiau teisingus paaiškinimus, kad be reikalo neklaidinčiau bylą nagrinėjantį pareigūną, kad be reikalo negaišinčiau teismą, aš turiu duoti teisingus paaiškinimus. Prieš duodu teisingus paaiškinimus, aš turiu išsiaiškinti, dėl ko esi traukiamas atsakomybėn, pagal kokias jūs teisės mane traukite, visas aplinkybės ir tada pateiksiu paaiškinimus. Taip, kad manau, mes čia per kokias 2-3 valandas ir išsiaiškinsim, ką man yra tikslinga teisingai paaiškinti dėl to, ką jūs čia inicijuojat. Nes priešingų atveju pareigūnai bylą nagrinėjantis turės vargti kelias savaitės, bylą nagrinėjantis teisėjai turės vargti irgi kelias posėdžius, kol išsiaiškint tai, ką jūs čia neaiškiai parašėt. Jeigu jūs norit piknaudžiauti teisę surašyti protokolą, jūs piknaudžiaukit, bet aš turiu teisę irgi gintis ir pateikti paaiškinimus pagal į bylą surinktus įrodymus. Taip, kad pateikit man įrodymus, kuriuos jūs turit. Ir aš tada jums pateiksiu paaiškinimus dėl tų įrodymų. Protokolas vienas iš įrodymų, kadangi jūs taip manot. Toliau, kokius įrodymus turit? Vaizdo įrašas, fotomedžiaga, ekspertų išvadas, liudininkų paaiškinimus, specialisto paaiškinimus ir kitus dokumentus. Prašom man viską pateikti.
sprendžia tik protokolas kol kas. Tai ką jūs galvojat, kad paėmėt, surašėt savo nuomonę ir viskas? Taip, jūs Tai kas rinks įrodymus? Tai jūsų nuomonė čia turi atsispindėti. Tai bus, bet kas rinks įrodymus? Mes surinksim. Tai rinkit, aš palauksiu. Pareigūnas nueina, tačiau Milvydas Juškauskas ketina teikti paaiškinimus tik tada, kai policininkai surinks visus įrodymus. Ir ką bylą nagrinės pareigūnas tada, jeigu jūs jam nusiųsit savo tik protokolą? Kągi jis nagrinės? Kasgi įrodymus rinks? Kaip iš čia dabar savo kolegas trukdysit, teisėjus trukdysit, tą patys nieko neveiksit? Jo? Nu tai ką, iš čia protokolas rašyt ir visas darbas jūsų? Kur schema, kur išmatavimai, kur atstumai, kokiu atstumu mojat, kaip mojat? Policininkas neiškenčia ir nueinam, tačiau neapsikentęs išlipa ir vairuotojas. Įdomi detalė patrulių automobilyje žiūronai. Greičiausiai skirti ieškoti pažeidėjų. Galų gale pareigūnai atiduoda Milvydui Juškauskui dokumentus ir nieko nepasakė nuvažiuoja. Neaiškus lieka tik vairuotojų surašyto protokolo likimas, galioja jis ar ne. O galbūt pareigūnai nuvažiuoja rinkti įrodymų. Vilnietis nusprendžia pasekti patrulius. Taip lengvai nuo Milvydo Juškausko nepaspruksi, net įvažiavęs į svetimą kiemą. Kur šio važiuoja? Iš kaimo laukų veiksmas persikelia į Vilniaus Molėtų plentą. Kaip rimtame aštraus siužeto filme prasideda automobilių persekiojimas. Tiesa, greitis kaip persekiojimui neįspūdingas ir galėtų būti didesnis. Taigi policininkai kelyje nei iš šio, nei iš to apsisuka, o Milvydas Juškauskas atrodo dar tebetiki, kad pastarieji renka įrodymus. Pagaliau policininkams nuo begalinių lenktynių jau baigėsi benzinas, todėl jie užsuka į degalinę. Vairuotojas nusprendžia griebtis aktyvesnių veiksmų. Dėmesio, Milvydas Juškauskas palieka automobilį. Gerbiami policininkai, dar ilgai tų įrodymų ieškosim, gal ir man benziną reikia prisipilti daugiau. Ar tai įrodymų ieškam, ar ką dabar darom? Ar nebereikia? Pareigūnas tyli, lyg vandens į burną prisisėmęs. Ar tai ieškosim įrodymą, ar nebeieškosim jau? Gerbėmieji, kaip čia? Tačiau pareigūnai tylėdami taip ir nuvažiuoja, palikdami vairuotoją visiškoje nežinioje. Pabėga policininkai. Sakau, įrodymų rinks, neberenks jie man.